Mūsų pagalba yra viešpaties dangaus ir žemės kūrėjo vardas. Nakties regėjime aš matau tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesimis. Jis buvo privestas prie amžinojo. Jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia, amžina valdžia, kuri nesibaigs, ir jo karalystė nesunaikinama. Danieliaus pranašystė 7. Šiais žodžiais pradedame šios viešpaties dienos pamaldas. Vardan Dievo Tėvo, šventoje trejybėje vieno. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. O dabar pakviesiu pagarbinti Dievą 157 giesme. Jēzus ievākus visātā, savu dešinē valdī, ir kurs manā jāgīvātā, teviškai likšķol ganai, nu naškarbinu Dvasoje ir tiesoje, kokia gi man meilinga, Dieve tavo savata, kaip didžiai man išganinga. Kai mane šventą dvasią guodžia amžinų žodžių, moko gyvastės kelių. Dėkui tau šventą rytą, kurs pažadino mane, kai aš sielą dieną šitą, atsilygčiau tavyje, švęstamas ją maldomis, dvasiškomis giesmėmis. Ačiū, prašom sėstis. Dabar pasiklausykime Dievo įstatymo iš Luko Evangelijos 6 skyriaus, nuo 27 eilutės. Bet jums, kurie klausotės, sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskitės už savo skriaudėjus. Kas trenkia tau per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Kas atima iš tavęs apsiaustą, atiduok jam ir tuniką. Duok kiekvienam, kuris prašo, ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo atimė. Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų atlygis bus didelis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai, nes jis maloningas ir nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Ir po Dievo įstatymo yra atgaila, prašau atsistoti nuo atgailos maldai.
Brangus Dieve, mylimas Viešpatie, ačiū, kad mus čia surinkai, brolius ir seseris, kaip ir kiekvieną sekmą dieną, pagarbinti Tave, būti kartu, susirinkus, pašlovinti Tave, Viešpatie, išgirsti Tavo žodį, išgirsti Tavo Evangeliją, išgirsti tai, kad ką dėl mūsų esi padaręs, kaip mes turėtume gyventi. Ir Viešpatie, mūsų siela ir dvasia ir kūnas yra tarsi priešingai. Ir kaip Paulius rašo, kad nedarau gėrio, kurio noriu, darau tai, kas neteisinga, ko nenoriu iš tikrųjų. Ir tai yra mūsų atgaila, Viešpatie. Atgaila, nes kur suklumpame, kur, sakysime, ir nusidedame, Viešpatie, Tu mums būk gailestingas ir kaip jau esi atpirkęs mūsų nuodėmes ant kryžiaus, Viešpatie, savo mirtimi ir prisikėlimu, taip, Viešpatie, būk gailestingas mums už dabar, kai gyvename, už mūsų, sakysime, nusidedamus dalykus, ir nes Tu mylintis, Viešpas mylintis tėvas esi ir rūpestingas. Ir dėl to Tau už visą tai dėkojame ir palaimink, Viešpatie, šias pamaldas ir dėkojame ir prašome to per Tavo Sūnų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Amen. Ir dabar 32 psalmė. Galite prisėsti. Siela laiminga, ta, kuriai teisingas, Viešpats atleidžia jos kaltes. Palaimintas, kurio nelaiko jis kaltų, kad klastai atsvaros širdies. Kol aš tyrėjau, aimana kasdiena, dvasia ir kūną alinau. Tavo ranka sunki slegia dienom naktim, lyg karščias saulės akinių. Kuomet kodėjau, tau aš atsivėrau, atgaila mano išgirdai. Savo kaltes darau, aš nešiu Viešpačiui, šią naštą Tu sunaikinai. Bet Dievo širdžiai kančią teks patirti, teisųjų neįveiks mirtis. Džiaugokite Dieve, linksminkitės jame, šventieji Kristaus atpirkti. O dabar pasiklausykime Dievo malonės žodžio iš 116 psalmės. Myliu Viešpatį, nes Jis išklausė mano maldavimą. Jis palenkė į mane savo ausį, todėl šauksiuosi jo, kol būsiu gyvas. Maloningas yra Viešpats ir teisus.
gailestingas mūsų Dievas. Viešpats apsaugo paprastai. Suvargęs buvau, o jis man padėjo. Nurimk mano siela, nes viešpats buvo tau geras. Tebūna pašlovintas Dievas už gailestingumą mums nusidėjėliams, jog atleidžia mūsų nuodėmes per tikėjimą į Jėzų Kristų. Amen. Ir pakelkime. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip tai buvo pradžioje, kaip yra dabar ir kaip visas bus per amžius. Amen. Amen. Ir dabar išpažinkime savo tikėjimą iš Heidelbergo katekizmo 120 ir 122 klausimų yra jūsų lankstinukas ir kaip visada paskaitysiu, o kartu paskiau atsakysim. Ir kodėl Kristus įsakė kreiptis į Dievą Tėvę mūsų? Tam, kad jau maldos pradžioje Dievo atžvilgiu sudažintis mumyse vaikišką laimę, pasitikėjimą, kuri turi būti mūsų maldos pagrindas. Juk Dievas per Kristų tapo mums tėvu ir todėl tai, ko tikėdami jo prašymą, mums neduos mažiau negu mūsų tėvai mums žemiškų dalykų. Ir 122. Koks yra pirmasis prašymas? Teesie šventas tavo vardas, tai yra visų pirma, leisk mums iš tikrųjų tave pažinti, garbinti, teisinti, įgyti visus tavo darbus, kuriuose švyta tavo visagalybė, išmintis, gerovės, gailestingumas ir tiesa. Paskui nukreipti į tai visą tavo gyvenimą, mintis, žodžius ir veiksmus, kad dėl mūsų tavo vardas būtų ne, o garbinamas ir aukštinamas. Ir toliau giedokime 145 psalmę. Thank you. Please stand. Karalaukis visų tautų, amžiną gyrų tau nešiu. Alleluja, alleluja. Vertas yra šlovės didžios, viešpats pradžios ir pabaigos. Šlovėjam, šlovėjam. Alleluja, alleluja, alleluja. Žmonės balsus į dangų kels, didingus darbus tavo skelbs. Alleluja, alleluja. Gerumą jie atmins, tavo teisumą prapažins. Garbė tau, alleluja, alleluja, alleluja. Savi kūrinyje, džiaugsmingai laimina tave. Alleluja, alleluja. Krikščionija tesužinos, šlovę didybės amžinos. Koks didis, alleluja, alleluja, alleluja. Ačiū, prašom sėstis ir dabar bus pamokslas vaikams.
Here we are. We're on. It's about weddings. Okay. Okay, have we got the chairs? That's the way. Come on, Barbara. There's another chair. There's two chairs. One there. That one. There we are. Good. You see this photo here? Ar matote šitą fotografiją čia? It's of my oldest boy and his now wife getting ready for their wedding. Čia yra Frenko vyriausiasis sūnus ir čia yra jo to sūnaus žmona, dar tuo metu būsima žmona, čia kaip tik pasiruošimas su vestuvių ceremonijai. Okay, they're already married, or they're married now and they have 3 children. Jie jau susituokę, jau turi šeimą, 3 vaikus turi. And they will be here next Sunday. Ir kitą sekmadienį jie čia svečiuosis, Okay? atvažiuoja. So make sure you say hello to them. Tai galėsit pasakyti labą. Now this is another wedding. This was in Spain. Čia kitos vestuvės ir matote jaunuoji, ir jaunikės, ir čia Ispanijoje buvo. And this one was of my nephew from New Zealand who married a Spanish girl. Tai čia yra jo sūnėnas iš Naujosios Zelandijos, bet jis Ispaniją nuvažiavo ir vedė ispanų merginą. This one is of a member of the church. Čia tiesiog vienas kitas žmogus iš Pietų Karolinos, tikriausiai iš mūsų. Yeah. Tai Yeah, mūsų. Čia nemačiau, čia irgi pora. This is Dominicus and his wife Carolina. Taigi, Dominikas ir Karolina. Okay. Pamačiau. And this is of them getting married in the Vilnius church. Taigi, čia Vilniaus bažnyčioje jie susitarė. Okay. So these were all about weddings. Taigi, čia yra viskas apie vestuves, apie džiaugsmą ir... Now God made marriage for men and women. Taigi, Viešpats sukūrė tokį dalyką kaip santuoką. Okay. And in that marriage he gave a structure. Taigi, santuoka yra tam tikra idėja, struktūra. And he told men and women how they should live together. Ir kaip susituokia vyras ir moteris, kaip jie turėtų kartu gyventi. So today's passage that I'm talking about is how people should live together after they get married. Ir šiandien su jūsų tėveliais ir mes šnekėsime, kaip vyras ir moteris, kiek kartu susituokia, kaip jie turėtų vienas su kitu gyventi. Okay, so afterwards I want you to look at your parents and see how they live out as their married life. Ir kai jūs tiesiog savo tėvų žiūrėdami irgi galėsite apie tai pagalvoti. Okay, so let's stand together and pray. Dear Lord, we do thank you for the way in which you call men and women to get married to each other. And you tell us how to live as husband and wife. And we thank you for the teaching that you give us about this. In Jesus' name, Amen. Achu. Okay, so now you can go through to the back there. Okay. Prašom sėsti. Good. Well, today's passage is part of our series through the first letter of Peter. Taigi, šiandien tiesiog mes natūraliai einame per pirmąjį Petro laišką ir tai tiesiog yra sekanti tema, apie ką Petras rašo savo laiške, pirmam Petro laiške. Okay, can you read the passage, please? Taigi, jūs žmonos, būkite klusnios savo vyram, kad tie, kurie neklauso žodžių ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesiu, matydami jūsų gyvenimo skaistumą ir dievobaimingumas. Tegu puošia jūs ne išorė, supinti plaukai, aukso papuošalai ar ištaigingi drabužiai, bet paslėptas širdies žmogus, nenykstanti, romi ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akyse.
Juk kadaise taip puošdavosi ir šventos moteris, kurios turėjo viltį Dieve, būdamos klusnios savo vyrą. Taip Sara klausė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Jūs tapote jos dukterimis, darydamos gerą ir nebijodamos jokių bauginimų. Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendra paveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos. Tai yra Dievo žodis. So, I want us to look at the beginning at some background verses to this skaitinys. Norėčiau, kad pažvelgtume į tas pamatinės eilutes, kurios yra šito skaitinio. These are found earlier on in Peter's letter. Ir jos yra netgi prieš šitą, sakysim, šitas eilutes Petro laiške. In 1 Peter chapter 2, verses 13 to 16, we read these very important background verses. Ir, sakysim, Petras daug kalba ir pirmam Petro laiške prieš tai skyriuje, antram, tai tarsi padaro tam tikrą įžangą vėliau visam laiškui. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority. Būkite klusnus kiekvienai žmonių valdžiai dėl viešpaties. Whether to the emperor as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Tiek karaliui, kaip vyriausiajams, tiek valdytojams, kad kaip jo pasiustiems bausti piktadarių ir patirti geradarių. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. Mat tokia yra Dievo valia, kad darydami gerą nutildytumėte neprotingų žmonių neišmanymą. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisvę pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. Now, these verses that I've just read are important background for what we are looking at this morning. Ir šiandien tai, ką mes žiūrime, tarsi yra įžanga antram skyriuje, į ką žiūrėsime šiandien. Because here we are looking at the responsibilities of husbands and wives within marriage. Nes šiandien mes žiūrėsime į, sakysim, atsakomybės žmonos ir vyro šeimoje kartu gyvenant. Now, in the preceding verses, the Apostle Peter had looked at the relationship between slaves and masters. Vėliau kitose vietose to meto kontekste Petras rašė apie, sakysim, Romoje apie šeimininkus ir vergus, tarnus santykius ir taip toliau. Now, marriage should not involve the injustice and abuse of slavery. Ir jokių būdų santuoka neturėtų būti, sakysim, kažkokios, sakysim, tam tikros smurto santuokoje, ar išnaudojimo, ar netgi kažkokios tai vergovės, ar kaip sakysim, čia yra paminėta prieš tai. And yet, the Apostle Peter uses the same word to describe the relationships here. Bet apaštalas Petras, jisai naudoja, rašydamas tą patį žodį, išsireiškimą apibūdinti santykiams, sakysim, vidiniam santykiam. He talks about slaves submitting to their masters and wives submitting to their husbands. Nes, sakysim, jisai rašo tą patį žodį, tai, sakysim, toks nuolankumas, paklusnumas, tarsi kaip Romai buvo vergovė, tai kad jie būtų nuolankus savo, sakysim, šeimininkam, kurie jais rūpinas, ir taip žmono, ir tą patį vartoja, kad santuokui, kad žmonos būkite nuolankios savo vyram. And he also includes in this a comment about Christ submitting to abusive authorities. Bet svarbiausia yra tai, kad kas vėliau sakė, kad nes kaip ir Kristus pakluso savo tėvui ir valdžiai. Now, the Apostle Peter himself was a married man. Taigi ir istoriškai apaštalas Petras, jisai buvo vedęs vyras, turėjo šeimą.
In the beginning of the Gospel of Mark, we read that Peter's mother-in-law was sick and Jesus healed her. Ir pirmajam laiške korintiečiam mes galime skaityti, kad štai Simono uošvė gulėjo karščiuodama ir vėliau buvo pagydyta. And in 1 Corinthians chapter 9, the Apostle Paul asked, do we not have the right to take along a believing wife as do the other apostles and the brothers of the Lord and Cephas or Peter? Ir pirmajam laiške korintiečiam vėliau Paulius tęsia, kad apie Petrą, ar neturime teisės vaikščioti kartu su seserimi, žmona, kaip kiti apaštalai, viešpaties broliai, kaip Kepas, tai yra Petras. And so Simon Peter had a believing wife who traveled with him. Taigi, apaštalas Petras, jisai turėjo žmoną, jie kartu darbavosi tarnaudami Dievui. She was not a co-apostle with him. She didn't have equal authority to him. Jinai nebuvo apaštalė, neturėjo apaštalo statuso, bet jie kartu darbavosi. And that's why we don't read much about her in Apaštalų darbuose. Todėl nėra daug vietų paminėta apaštalų darbuose. But she was definitely with Peter, supporting him in his work. Bet 100% jinai buvo kartu su Petru ir jam padėjo ir jie kartu darbavosi dėl viešpaties. But for us it's often very hard to understand why would Peter make such a apparently bigoted statement as he does in this particular letter. Ir galbūt iš tikro dabar pabandykime pagalvoti, kad iš tikro kodėl tada Petras daro tokį, atrodo, vos neapykantą kurstantį tokį stiprų pareiškimą apie santykius, apie žmonas ir vyrus. He says, you wives, submit yourselves to your own husbands. Nes juk rašo, jūs žmonos būkite klusnios savo vyrams. And he says, be like the holy women of the past who submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him Lord. Ir būkite kaip šventosios moterys, kurios dėjo viltį Dievą ir buvo paklusnios savo vyrams. Taip Sara klausė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Now for you women here today, how does this feel? Nemeskite mane akmenį. Tai jūs moteris, kaip jūs jaučiatės girdėdami tai? Does it make you feel angry to be called to submit to somebody who should be equal to you? Ar jūs jaučiate pykti, ar ką, sakysim, viduje dabar girdėdami tokius žodžius? Shouldn't there rather be mutual respect rather than submission to one in authority? Ar neturėtų būti tiesiog abipusė pagarba ir tarsi tai net nerašyta tokia vidinė, sakysim, toks supratimas, negu kažkoks tai paklusnumas ar kas nors. So this is what we're going to look at under 4 headings. Ir šiandien mes žiūrėsime tokius 4 įdomius punktus. First one, why should we submit to authority? Nes iš to seka pirmas, kad kodėl mes turėtume apskritai būti nuolankus, paklusnus valdžiai. Why should wives submit to their husbands? Kodėl žmonos turėtų būti paklusnios savo vyrams? What is the meaning of husbands, be considerate to your wives as the weaker vessels? Ką reiškia, kad vyras turi būti supratingas ir savo žmonoms tarsi indams silpnesniams? And how is leadership connected to prayer? Ir kaip lyderystė yra kartu susijusi su malda? So we begin with why should we submit to authority? Tai pirmas, kodėl mes turime būti nuolankus valdžiai, esamai paklusnus. So our skaitinys begins with this command, wives, submit yourselves to your own husbands. Taigi, kaip skaitėm prieš tai skaitinyje, kur rašo, kad jūs žmonos būkite klusnios savo vyrams. And it's written in a way that is parallel to the previous phrase of slaves, submit yourselves to your masters. Yeah? Taigi, ir antrajam Petro laiške irgi buvo, kaip primenu, tas pavartota, kad jūs tarnai, vergai, būkite paklusnus savo šeimininkams. Now that creates an immediate problem for us. Ir tai sukuria problemą. The Apostle Peter could have separated slaves from wives. Taigi, apaštalas Petras, jisai juk, kodėl tai padarė, juk galėjo atskirti antrą skyrių nuo trečios, atskirti, kur buvo tarnai, vergai ir kur yra žmonos.
But he actually intentionally connects the two, slaves and wives, in the concept of submission. Ir kodėl yra tarsi perėjimas, sujungimas? Tai toks, tarsi provokacija. Kodėl taip yra? Now, the answer to this question, why, is found in two commands that are given in Peter's letter. Ir atsakymą galima rasti tame pačiame Petro laiške, kur keliose vietose. Actually, there are two principles. Tai yra principai, gyvenimo principai. The first principle is found in 1 Peter chapter 2 and verse 23. Ir pirmas yra antrajam skyriui, Petro laiške nuo 23 eilutės. And it tells us that Jesus Christ entrusted himself to him who judges justly. Tai nes Jėzus Kristus pavedė save tam, kuris teisia teisingai. And the second principle is found in today's skaitinys. Ir antras principas, kurį galime rasti šios dienos skaitinyje, And it says that Sarah did not give way to fear. tai yra Sara nebijojo jokių bauginimų. Now these two principles are what are connected to each other. Ir šitie principai yra, sakyčiau, sujungti kartu. And that is, if you know that God is your good and just Father, Nes jeigu mes žinome, kad Viešpats yra mūsų gerasis tėvas, ganytojas, who will judge all things justly, ir jeigu Viešpats teisia viską gerai virš mūsų, then you don't need to be afraid of those who are in authority over you. tai galime, sakysim, irgi daryti prielaidą, kad jums nereikia bijoti to, kas yra virš mūsų, sakysim, valdžia. Now, authority gives the appearance of control. Bet čia yra kitas dalykas, kad autoritetas jisai tarsi suteikia tam tikrą kontrolės mechanizmą, galimybę. But the reality is the Lord is in control of everything. Bet visgi virš visko visame yra Viešpats, jisai yra virš visko kontrolė. He is absolutely sovereign and he rules over everything that happens. Jisai visame tame viešpataujantis virš mūsų. As in Patalu 21 we read, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will. Patarlių knygoje 21 skyriui mes galime skaityti, kad karaliaus širdis kaip vandens srovė Viešpaties rankoje. Jis ją nukreipia kur nori. So at the highest level of government, the Lord is in control of everything. Tai, sakysime, virš visko, virš mūsų ir visa galystė yra Viešpačių priklauso ir jisai visagalis ir valdantis. Now, this may not appear to be true for a slave who is under a cruel master. Ir aišku, tai galbūt sudėtinga pritaikyti tam kontekste, kai yra ir tai situacija, kai, tarkim, Romoje yra vergas ir yra galbūt žiaurus šeimininkas, su kuriuo elgiasi negražiai, neteisingai. And it may not appear to be true for a wife who is suffering under the anger of her husband. Lygiai tas pats šeimoje, jeigu yra, sakysime, kažkokios konfliktai ir problemos barniai tarp žmonos ir vyras yra, žiaurus savo žmonai. But the Apostle Peter argues Jesus was in a similar situation. Bet apaštalas Petras mums primena, kad štai Viešpats, mūsų Kristus, buvo panašioje situacijoje. He says Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Nes rašo, kad Kristus kentėjo ir mūsų palikdamas mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. Kai išmeižė, jis nesakė tuo pačiu. When he suffered, he made no threats. Kai jis kentėjo, jis negrasino atgal. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Bet jis pavedė save tam, kuris teisia teisingai. Now, Peter's point is this. Taigi, Petro esmė, ką jis nori pasakyti, yra šita. If Jesus could suffer through this type of injustice, jeigu Viešpats Jėzus, jisai galėjo pereiti per šitus išbandymus, tokius neteisingus, then those of us who are united with him through his Holy Spirit, tai reiškia, tie, kurie mes esame suvienyti su juo per dvasią, we should be able to do the same as well. mes turėtume gauti iš
iš jo jėgų pereiti tą patį. And that's basically his argument and basis for his instruction to wives and to slaves. Taigi tai yra Petro pagrindinis argumentas, ta stiprybė vidinė, iš kur jinai ateina, tai argumentacija tiek apie tuo meto istoriškai vergus, tiek apie žmona santykyje su vyru šeimoje. But now I want to look at how does it actually apply to the marriage relationship to wives in submission to their husbands. Bet kaip tai pasireiškia, sakysim, šeimoje, kaip tai yra šeimoje, kai, sakysim, santykyje tarp žmonų ir vyrų ir kaip tai yra, atrodo tas dalykas kaip nuolankumas, paklustumas. So, because it's probably the hardest thing to understand is why would Peter use the same word to describe the relationship of slaves to their masters and wives to their husbands? Ir Frankas sako, aš dar kartą noriu akcentuoti tą dalyką, kad kodėl visgi Petras tą patį žodį vartoja tiek antram skyriuje kalbėdamas apie vergus tuo metu ir paskiau apie santykį šeimos ir apie žmonas, kodėl jisai neatskiria. And after all, marriage was created by God before sin came into the world. Svarbus dalykas irgi istoriškai, kad juk šeimos institutas tai buvo sukurtas Dievo dar prieš, kai žmogus įpuolė į nuodėmę ir vergovės ratus. And slavery came after sin entered the world. Ir vergovė atėjo po to, kai žmogus nusidėjo dėl jo širdies kietumo. Marriage is a blessing from God, but slavery is a curse upon sin, or from sin. Nes santuoka, tai pirminė idėja tai yra palaiminimas iš Dievo, taip, bet vėliau jau vergovės yra dėl žmogaus nusidėjimo, dėl jo širdies ydų. God regulated slavery, but he never blessed it or condoned it. Taigi, istoriškai ta vergovė, sakysim, jinai buvo tam tikra prasme reguliuojama, bet niekada jinai nebuvo pateisinama viešpaties akyse. And so how can we have this same word submit applied to both cases? Ir kaip galima abiem atvejais tą patį žodį paklustumas pritaikyti, nuolankumą? Well, the answer is that it has everything to do with God's creation of structure in this world. Nes viešpaties akise, jo žodė galime matyti tam tikrą struktūrą jo kūrinyje ir už to, kas yra. For example, in the Garden of Eden, before sin came, God created a structure for men and women. Tai kaip jau minėjom, tai kad kai Edeno sode, taip, kai Adomas buvo sujungtas su Ieva, tai buvo įkurtas santuokos institutas, taip, tai įsteigė Dievas. So Adam was given the responsibility of leading his family. Ir Adomas gavo atsakomybę, kad galėtų vestis į savo šeimą. In Genesis 2 we read that Adonis called his wife woman, for she was taken out of man. Ir pradžios knygos antrame skyriuje, nuo 23 eilutės skaitome, kad štai šita bus vadinama moterimi, nes ji iš vyro paimta. And then in chapter 3 we read that Adonis called his wife Eva because she was the mother of all living. Ir vėliau pradžios knygos 3 skyriuje skaitome, kad štai Adomas pavadino savo žmoną Ievą, nes ji tapo visų gyvųjų motina. Now, giving of names was a way of exercising authority. Nes duoti vardus, sakysim, tai buvo tarsi, įgyvendinti žmogus įgyvendino taip savo autoritetą. And we know that because Adam and Eve together exercised authority over the animals by naming them. Nes ir vėliau pasižiūrėkime, žmogui buvo suteiktas autoritetas virš gyvūnijos pasaulio, taip, ir tarsi pirmieji žmonės, Adomas su Ieva pavadino gyvūnus, augalus tam tikrais vardais. So, from the very beginning of creation, God assigned a leadership role to the husband in marriage. Taigi, nuo pačios pradžios, pradžių pradžios, viešpats priskyrė tą vedimo rolę, tarsi lyderystės rolę vyrui, kad jisai vestų savo šeimą santykyje. Now, and you might argue, okay, it's not that clear from Genesis chapter 2 and 3.
gerai, jūs galite su manimi nesutikti ir ginčytis, kad tai nėra aiškiai tarsi įvardinta ar duodama suprasti antrame skyriuje pradžios knygos. But in the New Testament, this point is made even more clear. Bet Naujajame testamente šitą idėją ir mintis tarsi užtvirtiname pirmam laiške Timotiečiui. There we read in 1 Timothy, I do not permit a woman to teach or assume authority over man, for Adam was formed first, then Eve. Taigi, pirmam laiške Timotiejui, antrame skyriuje, tai neleido, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, paskui Ieva. And as in Ephesians 5 we read that as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Todėl ir Efeziečiam vėliau, Efeziečiam laiške 5 skyriuje rašo, kad todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip žmonos paklūsta ir klauso savo vyrų. So a wife has to submit to her husband simply because God has given him a responsibility of leading the family. Ir tas nuolankumas, santykis šeimoje su vyru, sakysim, ar paklusnumas, kaip galim pasakyti, tai yra toks tarsi vyro lyderystės, ką jis veda šeimą ir jam tai yra duota dvasiškai, tai todėl tai turėtų būti. Now, both the husband and woman and wife are equal in value before the Lord. Bet svarbus dalykas, kad viešpatės akise abudu yra lygus. Tiek vyras, tiek moteris, jie abudu yra lygus. They just differ in the roles that God has given to them. Bet santuoka kaip vienis, taip ir yra tiesiog skirtingos rolės, kuris atspindi tą santuokos institutą. So the husband must protect, provide for, and lead his family. Ir taip jau yra surėdyta, kad vyras paprastai jisai apsaugo, jisai aprūpina, jisai veda savo šeimą. And according to Genesis chapter 2, the wife must be a suitable helper to her husband. Ir kaip antram pradžios knygos skyriui galime skaityti apie, kad žmona yra tinkama padėjėja, yra kartu gyvenime. So how does the husband lead? Ir kaip vyras turėtų vesti šeimą? One of the best examples is found in Joshua chapter 24. Ir geras pavyzdys, vienas geriausių pavyzdžių yra Jozuės knygoje 24 skyriuje. There Joshua is speaking to the people of Israel. Ir ten Jozuė kalba Izraelio žmonėms, Izraelitam. And he says to them, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Ir Jozuė sako tautai, kad šiandien apsispręskite, kam norite tarnauti. Dievam, kuriems tarnavo jūsų tėvai gyvenusieji anapus upės, ar dievams amoritų, kurių šalyje gyvenate. So that's what... Aš ir mano namai tarnausime viešpačiui. Sorry. That's what leadership looks like. Tai yra kaip lyderystė atrodo. Now what does spiritual submission look like? Bet kaip atrodo vidinis dvasinis paklusnumas? Well, it involves choosing to support your husband's decision to follow the Lord and not to undermine it. Ir ypač dvasinė plotmė, sakysim, kad tai reiškia, kad jeigu, tarkim, viešpats pašaukė vyrą tarnauti Dievui, tai nebus, sakysim, sukilimo ar ko ir nebus priešiškumo, kad vyras tarnauja viešpačiui. So it involves consistently joining together and attending church. Ir kartu, sakysim, jūs kaip viena, tikimasi, kad kartu būsite bažnyčioje, tenai dalyvausite. You could say on a Sunday, do we really have to go to church today? It's cold. Nes galima, žinai, atėjus žmonės sakys, labai šalta ten, tai bažnyčių, labai, gal neįkim, gal pabūkim, žinai. Or you could submit to that commitment to follow the Lord. Bet jeigu yra įsipareigojimas, tarkim, jeigu vyras turi įsipareigojimą prieš viešpatį, tai
tarsi tai yra svarbu. and be committed to joining him in the worship Kad services. jūs kartu būtumėte pamaldose ar visame kame. When you have children, it involves joining him and training the children. Arba kai jūs turite vaikų kartu, tai kartu ugdote vaikus. Or you could undermine him by saying, do we really have to do it tonight? Arba, sakysim, jeigu kažkokie yra, nežinau, mokymai vaikam ar dar kažkas, galite tiesiog, kaip ir sakyt, kam čia to reikia, kad gal būtent šį vakarą, gal rytoj. Ir toks, Both you and your husband are tired. You might want to say, well, let's not do it. But the important thing in submission is to support that commitment to training children in the Lord. Ir aišku, abudu tiek žmona, tiek vyras pavargę po darbų, galbūt po dienos. Ir koks tikslas, padarkim, mokyti savo vaikus ten Dievo kelio ar dar kažko. Ir gal rytoj, gal poryt, bet tas submission, kaip sako, nuolankumas, paklustumas, tai yra, kad kartu viešpatie. Okay, but what about a marriage that isn't ideal? Gerai, bet tarkim dabar paimkime, čia mes kalbam apie tokį gerą, tobulą pavyzdį, bet sakysim, tas žemiškesnį, kur nėra, sakysim, For example, where the husband, ideali šeima. For example, where the husband's not a believer and the wife is a believer. Pavyzdžiui, toks pavyzdys, kaip Frankas sako, tarkim, vienas iš šeimos narių arba vyras, moteris, bet netikintis. Does the wife need to submit in this case? Ar tada žmona irgi turėtų būti nuolanki, paklusni savo vyrui? Well, in this case, this is where Peter's speaking exactly the situation that Peter is speaking about. Ir čia yra ta situacija, kur Petras ir kalba apie tai. And what he's saying is, trust in the Lord. Tai ką Petras ir sako, kad pasitikėkite viešpačiu. Do what the Lord requires of you. Darykite, ko viešpats iš jūsų prašo, tikite. And trust that he is governing all situations and all things. Ir tiesiog viduj tikėkite, kad viešpats virš jūsų ir jisai pasirūpins jumis ir poreikiais. And remember that he has a command for husbands as well. Ir svarbiausia, kad viešpats turi taip pat nurodymus ir lūkesčius vyrui. And that command also has a severe penalty for the husband. Ir yra tarsi toks dalykas, kaip, ar bausmė, ar pasiekmes to, jeigu, sakysim, vyras, jisai nesilaiko tų nurodymų. And that's the question of how should husbands be committed to their wives or be considerate of their wives as the weaker vessels. Tai, pavyzdžiui, kaip vyrai turėtų būti pasišventę savo žmonai ir vesti tarsi silpnesnį indą. That is, a husband must trust God and avoid giving into fear when he leads his family. Tai, kad vyras, jisai turėtų pasitikėti viešpačiu ir nebauginti savo šeimos, kai jisai ją daro. He must not try to control his wife out of fear that she will manipulate him. Ir čia jau psichologija tokia pasijungia, kur viešpats jisai tarsi numato, kad irgi, tai vyras irgi neturėtų bandyti kontroliuoti savo žmonos iš baimės, kad jinai juo manipuliuoja. And he has to exhibit servant leadership and be considerate of his wife. Ir tas pavyzdys, kad turėtų būti praktikuojama ta vidinio nuolankumo tarsi tarno lyderystė. He must listen and respond to her needs. Vyras atsako iš savo žmonos poreikius, iš savo žmonos lūkesčius. And he must try to serve her as the weaker vessel. Ir jis tarsi tarnauja savo šeimai, vesdamas ją tarsi silpnesniam indui. Now what does that weaker vessel mean? Ką apskritai reiškia tas toksai, pasakymas, toks pažodinis tarsi silpnesnis indas? It could refer to the physical difference in strength, or the difference in physical strength. Iš vienos pusės galima žiūrėti, tiesiog mes fiziškai kitaip esam sutverti, vyras ten galbūt But I think raumeningesnis, moteris ne tiek. in this context it has a different meaning. Bet šitame kontekste, manau, yra kita reikšmė. It's talking about the power that the husband has over the wife. Bet čia galbūt kalbama apie tokį,
vidinį dalyką, kad tarsi vyras turi tam tikrą galę virš žmonos. Especially in terms of the legal and social context or social power. Tarsi teisinėme ir socialinėme kontekste. That is the difficulty of a wife defending herself against an oppressive husband. Kad, pavyzdžiui, tarkim, jeigu vyras yra šiurkštus žmonės, taip, ir yra tam tikri negeri dalykai, kartais gali būti sunku žmonės apsiginti. Now, in our Western context, generally, the legal system tries to protect the wife. Tai dabar vakarų pasaulyje jau mes turim tą, kad žmona yra pakankamai gerai apsaugota teisiškai prieš, sakysim, vyrą, kuris elgiasi negerai. But for most of the world, women are quite vulnerable in relation to their husbands. Bet yra labai daug pasaulio dalių, kur, ne vakarų pasaulio dalių, kur žmona ir dar yra labai pažeidžiama santykėje, šeimos santykėje. For example, when we grew up in Pakistan, when we served in Pakistan, women were often treated like children. Tai tarsi, Azijos tam tikros šalis, Pakistanas, kur mes ten daug metų tarnavo ir matėme, kad kaip elgiamasi su moterim, tarsi su jomis elgiamasi kaip, su kažkuo mažesniu, tarsi vos ne su vaikais. So husbands would often beat them into submission. Tai tarsi, kad, išgautų tą iš jų kažkokį, nežinau, aklą paklusnumą, tai jie net smurtaudavo prieš savo žmonas, muždavęs, kad kol jos nieko nepasakydavo. And it's not as though the wife could find relief in a court of law. Ir ten įstatymai negina moterų, niekur tu nenorėsi pasiskūs, kad kažkas ne taip. Because her testimony had half the value of that of a man. Tuo metu, bent jau Pakistane, kad net pats liudijimas teisme turėjo pusę vertės. To, ką vyras galėjo paliudyti. So for many cases, the woman is very clearly the weaker vessel in relation to her husband. Ir tokiose šalyse, teisiškai žiūrint, teisinė bazė, tai taip, yra silpnesnis indras. Now, can that change? Ar tai gali pasikeisti? Well, Peter says, yes, it can. Taip, tai gali, Petras sako. But it involves a change from controlling leadership that is governed by fear. Bet čia yra labai svarbus dalykas vidinis vyro jau pasaulyje, kad iš kontroliuojančios lyderystės, iš baimės būti, manipuliuojamam dar kažko. To a considerate leadership that is governed by trust in God. Kad vyrą ragina pereiti į tą rūpestingą lyderystę, tarsi į tarno lyderystę, kuri yra vedama ir ateina iš Dievo. The husband must remember he's always under God's leadership, just as his wife is under his leadership. Ir vyras jis turi prisiminti, kad jisai viršio yra viešpats ir jisai taip pat yra, turi būti klusnus viešpačiui. And he must remember that Jesus leads like a good shepherd. Ir pažiūrėkime į Jėzaus Kristaus pavyzdį, kai jisai veda žmoniją, veda mus taip kaip gerasis ganytojas. We read in Isaiah 40 that the good shepherd gently leads the ewes that have young. Izaijo 40 skyriuje mes skaitome, kad štai gerasis ganytojas, kuris švelniai veda avis su jaunikliais kartu. And that's the type of understanding or consideration that a husband must have. Ir taip vyrai turėtų verti savo šeimą. Now that should be, following Christ's example should be enough. Tai aš manau, jau Kristos pavyzdžio turėtų pilnai užtekti. But God actually gives a really severe warning to husbands who do not lead their wives with consideration. Ir Dievas duoda labai tokį aišku ir tvirtą, netgi tokį, rūščiai įspėjantį, nurodyti įspėjimą vyram, kurie taip nesielgia ir neveda šeimų tokiu pavyzdžiu. And we read about that in the last phrase of our skaitinys. Tai paskutinę skaitinio eilutę galite pasižiūrėti ir ten yra parašyta. Peter tells husbands that they must be considerate leaders so that your prayers will not be hindered. Ir nes rašo, kad štai jūs turite būti rūpestingi, tarnaujantis vedliai, lyderiai, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos.
And now imagine that. You mistreat your wife and are not considerate to your wife. Tarsi jūs rūpinate savo žmona nerūpestingai. And then it's like a wall is being built between you and God by your sin. Ir kas nutinka, jūs pastatote sieną. Tarsi tai yra dvasinė siena taip pat tarp jūsų, ne tik žmonos, bet ir tarp vyro ir Dievo. We read about that in Isaiah 59 and verse 2. Izaijo 59 skyriui galime pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Where Isaiah writes, your iniquities have separated you from your God, your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Kad jūsų nusikaltimas skiria jūs nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės uždengia veidą, todėl jūs nebegirdite. And that should really prompt every husband to think very carefully how he behaves towards his wife. Ir girdėdamas šių žodžius, kiekvienas vyras, šeimos vyras, jis turėtų labai gerai susimąstyti ir pagalvoti, kaip jis tai daro savo šeimą ir elgiasi su žmona. But in Psalm 4, there is actually a wonderful promise for husbands who are considerate. Bet yra ir malonės žodis. Taip, ketvirtoj psalmėje, trečioje eilutėje yra tas Dievo pažadas vyram, kurie ištikimi viešpačiui ir elgiasi, kaip jisai nurodė. It's that the Lord has set apart the godly for himself. The Lord hears when I call to him. Ir rašo ketvirtoje psalmėje, kad štai viešpats savo skyrė šventai, viešpats išgirsta, tai jo šaukiuosi. So, if you're obedient to the scriptures and you treat your wife considerately, ir jeigu jūs girdite šitų žodžius, jeigu jūs ir šeimoje turite tą rūpestingumą, tą tarnavimą, lyderystę, then the Lord will hear your prayers and answer them. Viešpats tikrai išklausys jūsų maldų ir girdės. But if your heart is hard towards the Lord, bet jeigu jūs užkietinate savo širdį ir turite kietumą, and you do not treat her with gentleness and care, ir pas jūs vyrus nėra švelnumo, rūpestingumo, then he will not hear your prayers. tai jūs ir santykis su Dievu bus pažeistas ir jūsų maldos nebus klausomos. So here you have this structure that God gives for the family. Ir grįžtant prie visko, tai yra tobula struktūra, tai yra tobulas paveikslas, kaip turėtų būti šeima. It's based on his love for the church, Ir viskas prasideda nuo Dievo meilės savo bažnyčiai. where the husband represents the Lord Jesus, Nes vyrai tarsi parodo paveikslą Jėzaus Kristaus. Taip? and he leads his family in the way that Jesus leads the church. Who leads? The husband leads the family in the way Jesus led the church. Taip turėtų būti, kad vyrai veda savo šeimas, kaip Jėzus vedė ir mylėjo savo bažnyčią. And the wife supports the husband and honors the husband in the way that the church does for Christ. Ir iš kitos pusės žmona palaiko savo vyrą ir paklūsta jam, kaip bažnyčia paklūsta Kristui, Dievui. So here you have a difficult passage of the Bible. It seems countercultural. Ir čia yra turbūt labai sudėtinga Biblijos vieta ir tokia, paini. But it gives us a structure that we need. Bet tai yra struktūra, tobula struktūra, kaip turėtų būti, ko reikia. And it gives us attitudes that we need to have. Ir tai parodo, kokį mes nusiteikimą vidinį turėtume turėti. And it tells us to trust in the Lord and to do good. Ir mums padrasina ir pasako, kad pasitikėtume Dievu. And when we do that, we will see his blessing. Ir jeigu mes taip darysime, matysime jo palaimą. So let us stand together and ask for the Lord to give us
the strength to do that. Dear Father in heaven, we thank you for the way in which you created this world. Viešpatie Dieve, dėkojam, kad tu sukūrei pasaulį ir žmoniją pats taip, kaip sukūrei. And we thank you that you didn't give a set of rules that we just have to follow. Ir kad nedavei taisyklių tiesiog, kad jas sekti, That you tell us that we must have something deeper. bet kad už to viso yra kai kas giliau, daugiau. That we must be willing to trust in you and to serve you. Kad mes pasitikėtume tavimi ir tau tarnautume. And we have to reflect that in our attitudes with one another. Ir kad tai darydami mes atspindėtume santykį vienas su kitu čia žemėje. So help us to do that in Jesus' Padėk name. mums Viešpatie tai daryti, Jėzaus vardu to prašome. Amen. Amen. Ir dabar giedokime visą giesmę. 298 giesmę. 298 giesmė dabar. Thank you. Adomone patrus nomu, visi mes nusidėjom, ir jo žygvenginu, visi pražiūturėjom. Jei Dievas tėvas iš dangaus nebūtų savojo sūnaus, mums atpirkėjų davęs, mūšis mirties padėvęs. Kaip kad Adomo paskanda, mirties valdžioj mus laikė, kaip Kristaus tobula auka, mūsų Dievu sutaikė. Kaip kad Adomo puolimu mes buvo pražudyti, kaip Jėzaus Kristaus teismu mes esame išganyti. Jis mūsų kelias ir tiesa, išganymas gyvybė. Viltis, paguoda ir šviesa, pagalba ir stiprybė. Jei mes tik visados stiprai tikėtume juo nuoširdžiai, tai niekas neįstengtų išplėšt mus iš jo rankų. Kad Kristuje Dievu tikęs, tas negalės pražūti. Kas tik ant šios uolos stovės, viduj negali griūti. Nes to nebuvo ir nebus, kad būtų žuvęs toks žmogus, kur
No notices? Taigi pranešimų galite prisės trumpam labai pranešimų kažkokiu tai, nežinau, Dainius Kėdainiuose šiandien su šeima tarnauja. Mano tėtis, nežinau, kažkur gal Kėdainiuose filmuoja. Taip, tai kažkokiu yra pranešimų. In Bible study on Tuesday night. Tai 9 in the morning. No, Tuesday night, 8 o'clock in the afternoon. Antradienio vakare, 8 vakare yra Biblijos studijos, švento rašto studijos. Yeah. Zoom? Zoom. Per internetą, taip. Tai Yeah. jeigu kas nors nori, tai galima pasakykit, pasidalinti su jumis nuorodą. Internetu jūs galite paspausti ir prisijungti. And Danish teaches that one. Ir ten Dainis tą mokymus veda. There will be a Bible study that Emily teaches for women on Thursday morning. O ketvirtadienio ryte, kas nori, tai yra moterų švento rašto Biblijos studijos, tai yra Emily. Galite jungtis prie jos, jeigu turite laiko, norą ir kviečiame. Okay, and the other ones are international Bible studies. Ir tada yra tarptautinės Biblijos studijos, kur yra anglakalbiai ir iš viso pasaulio žmonės. Is there any notice that we've missed out? Ar yra dar kas nors tokių dalykų, ką praleidom? I think so. I think that's it. Okay. About Litke family, I will remember during prayer, okay? Pardon? About Litke family, I remember during prayer. Yeah. About John. Okay. Taigi dabar pakilkime pagrindiniai tada pamaldų maldai. Brangus Viešpatie, dėkojam tau šias pamaldas, už brolius seseris, kad girdėjome taip pat tavo žodį. Padėk Viešpatie mums jį suprasti teisingai, kad vidumi, širdimi ir protu tai suvokti, įsiklausyti į kunigo Frenko žodžius ir į tavo mokymus, tavo šventajame rašte Biblijoje. Dėkojame tau Viešpatie už kiekvieną dieną, kurią esame čia, žemėje gyvi. Meldžiame tavo palaiminimų Viešpatie darbuose ir gyvenime, ir vaikus ugdant, ir santykėje vienus su kitais, kad tai, ką išgirdome iš tikro, padėtų mums Viešpatie, kas turi šeimas, mums vyrams mylėti savo žmonas ir būti tuo tarnaujančiu vedliu, taip ir taip pat Viešpatie padėk ir žmonoms, kurios turi vyrus, susimastyti apie tai, ką girdėjo ir už tai, kas vaikų turi, kad duok mums Viešpatie kantrybės, mylėti savo vaikus ir juos vesti, ugdyti. Tai taip pat meldžiu už kitus poreikius, už Aleksandro Litkės šeimą. Meldžiu Viešpatie, kad vestum jį ir padėtum jam darbuose. Šiuo metu, sakysim, kiek žinau, darbo ieško, Viešpatie palaimink jį, kad jisai gautų darbą, gautų daugiau darbo pasiūlymų ir visą jų šeimą Viešpatie laimink ir kiekvienas, kuris taip pat vargsta ar stokoja, taip pat palaimink, sustiprink Viešpatie ir kas serga, pagydyk ir tegul būna tavo valia. Ir taip pat Viešpatie meldžiu už mūsų valdžią, už prezidentą ir už Seime, kas sėdi, sakysim, žmonės, kad jie Viešpatie susimastytų apie tave ir priimdami sprendimus valstybėje galvotų apie tave ir tu įtakotum jų sprendimus kiek įmanoma. Ir taip pat už Kauno miesto valdžią ir už mūsų merą taip pat meldžiu Viešpatie ir taip pat už Dainių, kuris šiuo metu tarnauja Kėdainiuose, tai vesk jį Viešpatie ir už Kėdainių bažnyčią, kad jinai augtų, stiprėtų ir apskritai visa Lietuvos reformatų bažnyčios jos augtų, klestėtų ir žmonės matytų tame prasmę ir tavo, sakysim, vedimą. O visus kitus žodžius Viešpatie sudedame į tą maldą, kurią mus esi išmokęs. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
kasdienas mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. O dabar garbinsim Dievą 169 giesme, bet taip pat savo aukomis, kas kiek yra paruošęs iš savo širdies laisvai. Dieve laiming visatos, mus įeinant ir išeinant, mūsų duonai duok skalsos, mūs rankas palaimink dirbant, tavo valia mums patekyt, vykti ir nenusidėti. Ir dabar priimkite aroniškąjį palaiminimą. Viešpats Dievas te laimina ir te saugoja tave. Viešpats te nušviečia tave savo veidu ir te esi tau maloningas. Viešpats te pažvelgia į tave gailestingai ir te suteikia tau savo ramybę. Amen. Eikime ramybėje į pasaulį, į kurį mus siunčia pats Viešpats, kad būtume šio pasaulio šviesa ir druska. Gyvenkime krikščioniškai, kad žmonės, matydami mūsų tikėjimą ir dorą gyvenimą, atsigręžtų Viešpatį ir šlovintų dangiškąjį Tėvą. Amen. Amen. O dabar pamaldas užbaikime tylia asmeninę maldą.